Sveiki visi. Atsirado šiandien proga apžvelgti šitą gražuolį. Pabandysiu parodyti, kaip jisai atrodo ir kokios jisai šiai dienai būklės yra. Ir kokios bėdos pas jį, ką reikėtų pasitvarkyti ir kaip viskas galėtų atrodyti ateityje. Tai va, aplinkui nežinau kiek matosi, bet esmė turbūt, kad tokia, jeigu iš priekio žiūrėti, yra pažeidimas bamperyje, smulkios rūdys ant vieno sparno, įbrėžimas, matyt, kad lakas gal šiek tiek su dažais ant kapoto, bamperis toliau sveikas, lietuviški numeriai su vėliavėlė. Baisiai purvinai stovėjęs, tai išvaizda visa baisoka, bet apie pusmetį prastovėjęs lauke, tai bus visas apkerpėjęs, apsamanojęs. Tai tokie vat visokie dalykai išsiplaus ir išsivalys. Yra kur nekur smulkių pabraižymų, iš dobelių kai kur, tokių nuo durelių. Bet bendrai paėmus visai viskas gerai. Arkos pradėjusios rūdyti. Čia matyt, kad bus gal skylučių. Bet čia buvo kažkoks daužimas, tai matyt, čia įlenkta ir čia ta proga padažyta. Bamperis lyg ir sveikas, ok. Sudurim duris, įskilimas yra lempai. Mažas parūdymas, duslintuvas perverintas, kažkas panašaus į stok, bet šį pobaisis reikėtų turbūt, kad pasikeist. Arkos yra, šioks toks įbrėžimas, parūdyjimas čia, įbrėžimas per dureles, kažkas pašventino. Čia, man atrodo, plasmasė šiek tiek juda. Gale bėda yra tokia, kad užrūdijęs vyris ir neatsidaro duris, tai reikia bandyti ten išmankštinti, išjudinti. O kas yra blogai, kad turbūt, kad atidarė su užrūdijusiu, tai šiek tiek sulenkė, reikės atstatyti. Turbūt be to dugnas yra sveikas ir kelios rūdys yra tik tais ant galinių lonžeronų, bet tokios paviršinės, tai jas nušveisti ir padengti ir sutvarkyti. Ir dugnas praktiškai idealioj būklei. Salonas šiandien bei ten gal kažkokių smulkių tokių pabraižymų ar kažko turi, lubos yra ne pačios gražiausios, turi kelis įbrėžimus. Sunvaizeriai tokie irgi šiaip savo. Visa kita lyg ir savo vietose. Vienintelis minusas, kad purvina, tai reiktų išsiplauti, išsivalyti. Ir sėdynė yra įplyšus vairuotojo. Keleivio nežiūrėjau, bet yra užvalkalai sportiniai. Tai galima tada pasislėpti kuriam laikui. Bet reikės kažkaip išsispręsti. Galbūt galėtų būti čia preliudos sėdynės, kas yra pakankamai patogu ir smagu. Toliau kaip bonusas čia yra, pažiūrim po variklio. Koks variklis ir tada parodysiu, kas čia apie ką. Žodžiu, čia D15 B2, mono įpurškimas ir čia daugmaž viskas ok. Kas yra ne ok? Radiatorius yra ne ok ir trūklės pagrindinis diržas. Tai vat reikės išsirinkti ir pasižiūrėti, ar čia gerai, ar čia šitam varikliui jau blogai. Tai vat vienas ar kitas variantas. Diržai yra, reikia susirinkti. Kaip sakiau, tada pakankamai purvina viskas, tai čia viską reikia plauti, valyti, gremžt. Bendrai paėmus nėra
daug rūdžių ar kažko, tai čia toks tvarkos reikalas. O gale yra įpurškimas. Tai va, galėtų čia atsidurti pilnas įpurškimas, kolikas laidai, trampliorius, trūksta perėjimo turbūt ir kompo. Tai va, galėtų visą tai susidėti tenais. Va, bet pirmai pradžiai reikia pasižiūrėti, ar daiktas užsiveda ir varikliui ok, o tada bandysim išsispręsti turbūt šitas smulkias bėdas. Ten bagažinė, žodžiu, visą tai, kas yra aplinkui. Tai va, bandom susirinkti variklį ir žiūrim, kas bus. Kol kas turbūt tiek žinių. Žiurkėno lizdas. Štai kaip atrodo varžtų porno. O, taip. Nu va, vienas išimtas, antras liko. Nė velnio nesimato, bet taip ir turi būti patamsiai. Varom toliau. Na ką, atvažiavo šiek tiek dalių. Čia žiūrint į ateitį bus pekas, pasižiūrėsim. Iš tikrųjų parodysiu apie ką visą tai. Padarysiu kitą video. Čia panašu, kad tai, ko reikia, tai vožtų dangtelio tarpinė, diržas vietoj to, kuris čia netinka visai, ir kažkuris iš šitų riebokšlių tinkamas, tai reikės dabar atspėti, atsirinkti kuris ir įsidėti. Ir čia vėlgi einamos dalis, parodysiu, kur visą tai eis. Na ką, papasakosiu, kas čia dabar vyksta. Visą laiką, aišku, be nuotaikų tai neišeina. Gerai, dalykai. Kodėl darbai sustojo? Nes apatinio riebokšlio neatsiuntė, arba atsiuntė netokį, arba užsakiau netokį, bet dabar vėlgi kasgi žino. Manau, kad atsiuntė kitos pusės, nebuvo ne šitos, o kitos. Va, tai jisai tenais netiko. Tai kągi padarysi. Gerai, vandens pompa atsistojo, įtempėjas atsistojo, įtempėjo spiroklė tokia pusgyvė, sakykim taip. Tai reikės arba ieškoti kitą, arba gal šitą truputį palenkti, kad truputį jinai geriau įtempinėtų. Toliau generatorius. Generatorių turėjau ne tokį, kokį reikėjo, tai automatiškai reikėjo pirkti kitą. Kitas nusipirko. Ir kągi mes ten matom. Ogi matom, kad takelių skaičius netitinka. Bandžiau pasikeisti škyvą. Škyvas netinka nuo senojo, nes čia škyvos, kaip čia pasakyti, yra plonesnis vidinis diametras, tas, kur turi užsimauti. Tai gaunasi, kad ant kito, žodžiu, negali sukeisti vietom. Reikia kitokio generatoriaus, tai spjoviau visą šitą reikalą ir uždėjau 3 takelių. Tiesiog reikės uždėti taip kaip 2 ir tiek žinių, nes apatinis kremulius yra 2 takelių. Tai vat, einam žiūrėti, kokios važiavo dalis ir pasižiūrėsim, ar čia viskas jau ok ar ne ok. Na ką, susirinko diržai.
visa kita, kas buvo nurinkta. Vožtuvų dangtelis, pasikeitė visos tarpinės, kumas. Apsižiūrėjom, ar viskas čia gerai. Ką, bandom vest. Pasiseks ar ne? O, kuras yra. Ką, pirmas užvedimas.